dabar vyksta situacija, kaip ten kas kur iškeliavo, ką parsivežė, ką išvežė. Mes tokių centrų neturime, bet žinodami, kad toks dalykas yra kaip po atskira lygų grupė keliautojų lygos, tai tikrai verta būtų apie jas žinoti ir manau, kad ta informacija gali būti naudinga ne tik mums patiems, bet be abejo ir netgi būdami kaiminystėje su geru kaimynu, galime netgi jam patarti, kad vis dėlto tu gal užmesk akytę, jeigu ten gali, į tinklalapį pasižiūrėti, kas ten yra toje šalyje, kokios grėsmės ir kokias tu gali savo pritaikyti priemonės, kad neatsivežtum tam tikros tikrai labai negeros dovanos. Žinant mūsų iš tikrųjų modernės susisiekimo priemonės ir mūsų galimybės, aišku, mes iš ryto galime būti Lietuvoje, vakare Afrikoje ir ten nežinodami, kas mūsų laukia. O labai dažnai turizmo agentūros, jos be abejo turi, negalėčiau tai pasakyti, kad vien komercinį tikslą, bet aš manau, kad taip yra, jos tiesiog nesuteikia jokios konsultacijos, kad vis dėlto yra kokia tai grėsmė vienoje kitoje šalyje, yra privalomi, yra rekomenduojami arba yra tiesiog būtini skiepai, bet kurių žmogus ten tiesiog nebus įleistas. Ir kartais būna tokių įvykių, kad tikrai tenka skiepytis kažkur tai nuvykus kažkokią tai vakciną arba būti izoliuotam tam tikrą laikotarpį, kol praeis tam tikros ligos inkubacinis periodas. Todėl turizmo agentūros joms yra atskiras įsakymas, kad jie privalo nukreipti asmenį į gydymo įstaigą, kad ten būtų suteikta profesionali mediko konsultacija dėl tam tikrų profilaktikų, šiuo atveju skiepų, priemonių arba chemoprofilaktikos dėl maliarijos. Ir turizmo departamentas pačioje tinklalapyje radau tokią informaciją, neganėtinai įdomi, būtent surinkta visa informacija, kaip mūsų lietuviai, Lietuvos gyventojai, išvyksta, reiškia, kokiu transportu vyksta į kitas šalis. Tai be abejo daugiausia yra vykstančių, kaip čia sakyti, kelių transportų, oro transportas taip pat užima beveik ketvirtadalį, ir jūrų transportas, geležinkelių. Žodžiu, tos susisiekimo priemonės visos yra naudotinos išvykstančių Lietuvos gyventojų ir be abejo, kaip aš minėjau, jos yra modernios ir iš tikrųjų tikslas pasiekiamas į labai tolimą šalį yra labai greitas. Dabar buvimo laikas. Koks buvimo laikas, kodėl apie tai eina kalba? Eina kalba todėl, kad vis dėlto ten buvimo laikas, ar tu būsi parą, ar tu būsi savaitę, priklausomai dar be abejo nuo to, ką tu ten veiksi ir ką tu valgysi, kur tu gyvensi, vėlgi tai yra rizika grėsmė, tam tikrų ligų, tam tikrų sukėlėjų galimybė užsikrėsti arba dangauti pravažiavus čia susirgti. Todėl, kad pusė ant pusės beveik lietuvaičiai būna išvažiavę ten arba parai, arba ilgesniam laikui, bet yra atvykstančių užsieniečių į Lietuvą, tai jie kažkaip tai Lietuvoje užsibūna didesnė dalis trumpesnį laiką. Ir kokiais tikslais yra važiuojama, kokiais netikslais, kokia šalis yra važiuojama. Aišku, čia yra daugiausia Europos šalis, aišku, yra ir Azija, yra ir kitos šalis, kurios be abejo papuola į tą didelį procentą, beveik 30%, kurias, žinoma, visos tos vadinamos egzotinės Afrikos ir visos Indonezijos salynai, kur tikrai lietuvaičiai tikrai yra pamėgę šalis, o ten grėsmių ir rizikų užsikrėsti tikrai yra labai nemažai. Aišku, keliaudami, be abejo, turėtume pirmiausia, kaip ir minėjau, pasikonsultuoti su savo gydytoju. Nėra Lietuvoje vadinamų kelionių medikų, bet yra šeimos, yra pediatras, yra infektologas. Pagaliau bet koks gydytojas gali pasakyti, kur kokia grėsmė, pagaliau nurodyti nuorodą. Mes patys taip pat galime susirasti nuorodas ir pasižiūrėti, kas ten, kaip ten vyksta ir kokius skiepų reikia. O Pasaulio sveikatos organizacija kiekvienais metais, įvertindama praėjusių metų apie situaciją tam tikrų ligų, aišku, užkrečiamų ligų, išleidžia rekomendacijas, skiepijimo rekomendacijas tam tikras į tam tikras šalis, jos yra pagal visą sąrašą, alfabeto tvarka, ir jos būtent Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas mūsų centras peržiūri, mūsų skyrius kiekvienais metais, jos naujos išeina pavasario pabaigoje, vasaros pradžioje. Jeigu seksite mūsų tinklalapį, tikrai rasite vasaros laike jau naujas rekomendacijas 14 metų. Ir tos rekomendacijos Pasaulio sveikatos organizacijos, ką jos kalba? Jos yra įvardinusios ligas, kaip po planiniai skiepai turėtų būti atlikti žmogui keliaujančiam, toliau rekomenduojami ir toliau privalomi skiepai. Iš privalomų skiepų, be kurių žmogus neįvažiuos į tam tikrą endeminę šalį, tai yra
kaip jau sakiau, kad tai yra privalomas skiepas į tam tikras šalis, jos yra įvardintos tose rekomendacijose. Tačiau šalis, kuriuose dar vis cirkuliuoja geltono drugio, tai yra virusas, kuris sukelia būtent labai tokias, sakyčiau, sudėtingas komplikacijas, tai yra Afrikos žemynas, Vidurio diržo šalis ir Pietų Amerikos šalyse, aišku, yra nesvetimi lankytinos šitos vietos. Kas sukelia geltoną drugį? Sukelia virusas, kuris būtent ir klinika ligos sukelia panašią galbūt kaip į peršalimą, tačiau jis pažeidžia visus vidaus organus, sukeldamas kraujospūdas. Miršta kas antras susirgęs asmuo. Užsikrečiama įkandus moskitam ir inkubacija yra nuo 3 iki 6 dienų. Kodėl reikia pasiskiepyti išvykstant prieš 10 dienų? Jeigu žmogus ir išduodamas, reiškia, yra tarptautinis skiepijimo pažymėjimas, jeigu skiepas atliktas šiandieną, žmogus nuvyksta į endeminę šalį rytoj, jis tikrai bus izoliuotas, jis bus neįleidžiamas, laikomas per šitą inkubacinį periodą 6 dienas ir stebima, ar jisai pasireikš liga ar ne. Todėl dėl geltono drugio tikrai skiepas įsigalioja tik praėjus 10 dienų po skiepo ir skiepas galioja 10 metų. Kas 10 metų reikia persiskiepyti. Yra nauji duomenys, klinikiniai tyrimai atlikti, kad galbūt tas skiepas galios visą gyvenimą. Tačiau reikia dar Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijų, kad būtų pakeistos tarptautinės taisyklės, tai būtų parašyta, o ne pasakyta iš konferencijos tribūnos, kad tai galioja visą gyvenimą. Žodžiu, šiandieną galioja 10 metų, reikia persiskiepyti. Toliau apie poliomielitą. Poliomelitas taip pat nėra, kaip sakau, nėra svetima infekcija, tiesiog mes ją pamiršome. Ir yra eilė šalių, tai yra 10 šalių, kuriuose dar vis cirkuliuoja laukinio poliomielito virusas. Tai vėlgi, tai yra Afrikos šalis ir yra Pakistanas, Afganistanas, Sirija, Irakas, aišku, gal ten mažiau vykstančių yra, tačiau įvairiausiom misijom iš Lietuvos kariūnai tikrai vyksta ir yra skiepijami nuo poliomielito, nes ten vis dar registruojami susirgimo atvejai, ką mes jau Lietuvoje ir Europoje pamiršome. Ir būtent kokie regionai dar yra nesertifikuoti nuo to, kad, reiškia, ten dar vis sutinkamas laukinio poliomielito virusas, tai yra Afrikos žemynas ir būtent ten Sirija, reiškia, rytinis Viduržemio jūros regionas, kur, reiškia, Afganistanas, Pakistanas, Sirija, visi šitie regionai. Europa, kaip ir Lietuva, 2002 yra sertifikuota, Lietuvoje necirkuliuoja, kaip ir Europoje, tačiau grėsmė, rizika įsivežti jį iš tikrųjų yra, nes pažiūrėkite, yra žemynai, kuriuos mes labai sėkmingai lankome ir labai sėkmingai mylime. Dabar tymai. Tymai vėlgi ta pati infekcija, kuri nėra privaloma, tačiau rekomenduojama. Ir pažiūrėkime Europos žemėlapį, kuo šviesesnė žalia spalva, tuo yra mažesnės skiepijimo apimtis, kurios nesiekia 95 procentų. 95 suvaldo tymus. Prancūzija, tai yra prancūzai visiškai šviesiai žalia spalva, skiepijimo apimtis nesiekia 80. Ir kuo mažesnės apimtis, kuo šviesesnė žalia spalva, tuo didesnis, raudonas blynas, reiškia, tuo didesnis sergamumo skaičiai. Dabar tymų atvejų Europoje 14 metais iš viso registruota Europoje 5000, tačiau visam pasaulyje registruota 60